O tai kaip to čėso buvo austi? Taigi vis tiek ir gyvuliai, ir daržai, ir visa. Taigi ir sveikatos reikia, ir visko. Tai jauniems sveikatos netrūko. Bet tada, žinok, aš va tankiai pagalvoju, viena atrodo, tada jai valandų laiko atsisėstai, be jokio darbo pasėdėtai, tai būtų šudna. Nėra, ką bus suktas, ką paskeli, tai kol vėl gults. Papoteravai ir ant šono jau tada. O kur labiausiai mylėjo tausi, ar kokius divonus, ar tie brūsus, ar staltiesės? Nu visku, kas papuolė, tu audim. Ant ko ateina mada, kam ko reikia. Nu tai patys Kauna nuogas vežė, tai prisperka tipas tas špekuliantas, jos tik stovėt sugai stovėjo, jos tik siūlino tas, nu tai ir vežėm iš Kauno ir šilkus, ir buvę. O jūs pati važiavote, galim kokių ar pariečiai, ar gardzinuoti grybus pardavinės? Ne, nevažiavom. Tai čia visą atveždavo ant daikto? Ir ant daikto atveždavo, ir patys prisveždavo daugiausia, tai vis jau tai buvo madagis panguolės, tai vis net Kaunan, tai tas kašalas prisperka tų špolių prideda tų buvo. O tai per kiek čėso, kaip atsistoja dar mest? Nu tai kiek? Vakaras, pusė dienos, kiek užtrunka apmest? Apmest, nu tai žinot, tai žiūrint kiek metsi. Kuo daugiau, to ilgiau etsi. Nu, tai kad tarp tų lapių, kaip reikia lakiuoti, ir kojų gali netekti. Nuo vienos sienos ant kitų dui. Bet tai galva suktus, o tada tai duodzi, tai kitą atgal kaip šaukdziklainiai negalvon. Mankšta buvo. Dievonų tai nedovanoju, va rankšluošius, taigi už tas pamergas važiuodavom, tai vis rankšluošiai atstojo visur, tada kitokių dovanų nebuvo. O tai ir pamergėm po brūsų ir dovanodavo per veseilių? Taip. Tai ne jaunoji, bet jau pamergis jaunai. Jei traji meteliai, kai drobelį audiau, užstojant ketvirtų dar andelanė. Jo užstojant ketvirtų dar andelanė. Tai va, tai mes dar atvažiavom Krokšlin pas vienu iš šito kaimo audėjų. Nu tai dar teta pasakykit, kokis jūs vardas, pavardė ir katrų metų gimimo. Aš Julija, o mūsų pavardės, aš tai rašau Česnulevičiūtė, o broliai Česnuliai visi. O gimus 38, 3 mėnesio ir 13 dienų visi trejetai. Visi trejetai. Nu va, tai visai gražiai išeina. Nu, dar va, mes ir išsikrovėm iš jūs šėpos visų kalnų divonų. Nu, tai dar jau pašnekėjom aplink tuos divonus, aplink tų audimų. Tai kada jūs pradėjo tausti? Nu, pradėjau austi kokį 20 metų, gal turėjau, ką pradėjau austi. O kas jūs išmokino? Mano teta, va, kitam galan gyveno, mamos sesuo. Tai buvo labai audėja, o mus, ką buvo išvežę, ką vadinom Lietuvon. Kai buvom ištremti, buvom Vilkaviškio rajonan, tai aš čia su močiute buvau likus ir mes su tuo tetu pradėjom austi, va šituos, kur sasekas parodys. Aha. Va, kur šitai, kai agurkiniai, tai dar tada suparinksi su lantelė audim. Jau paskui šešavycinė, jau paskui keturnycinė išėjo. O tai va, tuos tokius kaip agurkus, tuos ir pirmiausia ir pradėjo tausti? Nu, gal tuos ir pradėjom pirmiausia. O kuo labiausiai mylėjo tausti? Oi, tai viskų mylėjau austi, paskui kaip pripratau, tai viskų mylėjau audėm ir man čia gerai, ir marcinkonyse. O kiek dar teptų devonėlį, kiek išėjo visur tai. Atsava Krokšlin siuntė iš Amerikos, tai labai skarytų norėjom, tai vis užskaryti divonas reikėjo. O tai divonų atgal siuntėt Amerikon, ar jau čia kam? Siuntė Amerikon, siuntė. Mano divonai yra net Amerikon. Iki kelintų metų audėt? Nu, audiau, tai, kaip čia pasakius, nu, paskui išėjau dirbti toliau ir neprisimenu gerai kelintais aš čia metais. Tai pirmon varienon sivėjavau, paskui susirgo mano mama krūties vėžiu ir nebuvo kam, tai grįžau šit ir kaimam parduotuvėn dirbau 6 metus. O paskui mamai po operacijos jau pradėjo biškį gerėt, tai aš tada išvažiavau į Druskininkus ir buitiniam pradirbau 12 metų irgi sivėjo. O tada dar brolius buvo nežinotas, tėvai dar buvo, paskui tėtis mirė 85, 4 save 80, o 85 mirė.
Net liko tas brolis su mamu, paskui brolis apsivedė, išvažiavo Rinon, tada aš turėjau grįžti, dar man buvo 5 metai iki pensijos, dar nei 50 neturėjau. Parvažiavau ir va su mama gyvenom, kol mama numirė. Nebuvo iš nieko, grybai, uogos, karvį laikėm, už pienų kokias, o tapgi nieko, tadagi niekas nedavė, mama jokios pensijos neėmė, 6 vaikus užauginas ir nieko negavo. Neturėjo išeina stažo ir viskas. Tėvas irgi labai mažų gavo tų pensijų, 12 rublių ar kiek tie. Tai va taip ir gyvenam, o 96 mama mirė. Na ir jau tada likau viena mamų palaidojus. Tai taip ir iki šiol ir gyvena. Na, mano broliai labai geri padeda. Malko aprūpina, padeda viskų. Kur reikia, tai jau neatsisako niekad dar. Kolai dirbo, tai buvo sunku vienai, labai buvo sunku ir su tuo šienu, ir šienauts, ir grėbts, ir veš, ir visko. Jau dar kaip jau išojo pensionerijai, tai jau man nebėda. Na, vis tiek, tai kol dar audė, tai ir matomai ir juos divonais apdovanojot. Tai sakau, brolienių šitiek turėjau, tai visiems užteko. Tai kur druskininkuose, kur dar sakau, Juozą, tai 12 divonų aš išaudus atidaviau. O šits vėl visiems ir ant sofų, ir ant fotelių, ir pas visas yra, nei vienos nėra, kad nebūtų. O kur labiausiai mylėjo taus, ar kokius divonus, ar tie brūsus, ar staltiesės? Na visku, kas papuolė, tu audėm. Ant ko ateina mada, kam ko reikia. O tai, sakykime, kokias drobės rūbam teko ausia, ar jau ne? Tai žinau, drobės, tai audėm paskiausia, tai aš stojuos, kur dar mano brolis, tai jau švagerka buvusi vieta, aš teisius mokinausi, dar aš buvau 18 metų, tada tai paskutinės drobės audė mama, tai aš labai jau skubinaus pareis prieš Velykas, ką nors prieš Velykas stovo išmetus, ką nors tos drobės daudas, tai jau buvau paskutinėlė ir dabar tos drobės dar stovi ir simuose. O taip jau tada pradėjau šituos, jau atsirado tų bovelnų, pradėjau iš Kauno vežti. O tai dar tų bovelnų, tai matomai kokie špekuliantai iš kur atveždavo? Taip, nu tai patys Kaunan uogas vežė, tai prisperka tipas tas špekuliantės, jos tik stovėt sugai stovėjo, jos tik siūlino tas, nu tai ir vežėm iš Kauno ir šilkus, ir tų bovelnų. O jūs pats važiavote, galim kokių ar pariečiai, ar gardzinoti grybus pardavinės? Nevažiavom. Tai čia visą atveždavo ant daikto? Ir ant daikto atveždavo, ir patys prisveždavo daugiausia, tai vis jau tai buvo madagis Spanguolės, tai vis net Kaunan, tai tas Kašalas prisperka tų špolių, prideda tų bovelnų. Ir skolina vienas pas kitas, kam reikia, tai vėl atperka, atiduoda. Nu, tai. Bet apie prasidėjus audimai, kolai buvo, tai raudėm tep. O tai iki to vačieso, kol jau ta bovelna atsirado su šilkais, kokius linus ar kanapes ar avis laikėt jau ant siūlų, sėjot linus? Avis tai laikėlė, aš tai jau ne, jau aš šitai nusipirkau pas tokių moteriškį linų. Tai kur altorėlius rėdėm, kur tai mano pačios suverpta ir mano pačios išaušta, tai divonai. Tai nusipirkau linus ir pats verpiau ir pats atvarkiau jau tuos, o taip tai jau nesėjo dar anksčiau, jau tai grumtuose, ką vadinom, tuos linus sėdavau. Tai pasėjau tik kokių žuoganų, tai tada jau tai ravės, tai tada reikia atpjauti ragai, kad tik dieną ar 2 už tų. Tai dar tai jau mano teta, ką buvo, jau jos jaunos buvo. Tai mama tai jau su vaikais, tai jau toj neužsiėmė tokiais darbais jau. Tai va taip ir negyvenom iki šiol. O dar, pavyzdžiui, kokią pasnavų mesdavot? Ar kožna savo jau turėdavo, ar būdavo bendrai, kur vakarais kaiman suveina tai paskui? Ne vakarais jau man buvo savo ir pas mus, ką vadinu, tos lapės prikaltos su tais kuoliukais. Tai mes jau savo mesdavom visados, o kad visi turėjo savo. Paskui jau mano tėvulis Nebašikas tai padarė tų rakets į tų snoikų, ką vadinu. Tai va šitą buvo padaryta prie balkių tokį dratų ir jau sukdavo, tai jau paskui dar tuoj metėm kažkiek, tai bet jau neilgai. O po kiek sienų mesdavot? Jau mažai nemesdavau, jau mažiau 6 divonų, tai ne. 8 ir 10, jau daugiau tai nevesdavo, gal kaip 10. Tai atsidariau, iš vienos sienos išeina vienas divonas? Nu tai buvo pamatuoti tokios, kad maždaug vienas divonas ant sienos, jau tai buvo išmatuota, kad jau... O jūs gal dar audėt savo mamos stovuose, ar jau kur pagamino naujai? Ne. Mama, nežinau, kaip jos su teto gal vienus turėjo, paskui tokia moteriškė pardavė,
Tai nusipirkom pasų, bet tokie buvo gramos, tai labai nevykiai, tai dar va šitas karantanas, tai man jau mama atidavė stovus, jau ką aš šaudėjau, tai jau tokia smagesnė biski buvo. O su kokius kietu, ar su tuo mediniu, ar jau su metaliniu audėt? Skietas tai jau metalinė. Metalinis. O šitus irgi jau pirkdavot? Taip, turėdavo vienas pas kitą skolindavo tuos skietus. Kiek tin mesdavo, na, žiūruose tauti labai po daug, jau tin 24, 25, pas mus tai 22 posmaiciai būdavo daugiausiai, 23, tai kaip storumas siūlo, kaip kokia toj buvo velna. Nu, ale dar visa šeipa dar pas jūs, na, pridėta ir viso kiek pridalyta, kiek visur išsiųsta. O tai kaip to čėso buvo aus, taigi vis tiek ir gyvuliai, ir daržai, ir visa. Taigi ir sveikatos reikia, ir visko. Tai jauniems sveikatos netrūko. Bet tada, žinok, aš va tankiai pagalvoju vieną, atrodo, tada jai valandų laiko atsisėstai, be jokio darbo pasėdėtai, tai būtų šudna. Nėra, ką bus suktas, ką paskeli, tai kol vėl gulči. Papoteravai ir ant šoną jau tada. Bet tai vis tiek, nu tai ir akvata buvo aus. Nu tai jei nebūtų akvatos, taigi nesėdėtų. Jei nebūtų akvatos, tai neustai. Ale aš labai turėjau akvatų viskų, ir meks, ir siūts, ir aus, ir visko labai norėjau. O su kuo labiausia patsikdavo aus? Ar tai su kokiu šilkais, ar tai su kokiu vilnu? Tai žinot, kokie būnė, tai taip ir audzu, tų vilnų tada nebuvo, daugiausia šilko ir šilko, taigi tų šilkų kol suplentavo, tai gerai, kad daug tų špolių būna, tai nuo kelių vėjagi taip na 6-8 siūlais gitais, tai kol juos pribritoja visus. Kad tai dar iki kelių dienų reikia vien su kol siūlus pasiruošti daugiau? Kol suruoši, tai svarbiausia, austa jau nebėda, kol viskų paruoši. Tai. O tai jums insirengs, kas padėdavo, ar viena visą pasidarydavo? Nu, tai iš pradžių tai su mama abidvi, o paskui tai aš viena. O viena ir susiriesdavot? Ir susiriesdavau viena. O tai kaip tai prie kojos pristaišykimo? Ne, aš ant kojos nemokėjau. Ale, kad buvo, ten nevadzinu, niekocos medzinis buvo, tai padėt zasnavų, tada visokių akmenų pridėt, kad svoris būt, kad būtent temta. Nu ir taip jau pastvarka ir tada jau tipo biškio sukiai ir važiuoja, to jas nava ir taip apsimets visus jembovinės. Nu tai čia darbelio šitieka. O tai per kiek čia esu, kaip atsistoja dar mes? Nu tai kiek? Vakaras, pusė dienos? Kiek užtrunka apmest? Apmest, nu tai žinot, tai žiūrint kiek metsi, kuo daugiau, to ilgiau metsi. Nu tai, kad tarp tų lapių, kaip reikia lakiuoti, tai ir kojų gali netekti. Nuo vienos sienos ant kitų dui. Bet tai galva suktus, o tada tai duodzi, tai intyti atgal kaip šaudzyklainiai negalvon. Mankšta buvo. Tai čia. O pats ir susverdavot? Inanycės jau pagal planelius, pagal raštų. Taip. Bet jau aš tai iš plano vyrau, mama tai mokėdavo iš divonų, į savo dataitį užsikiša, kur ant kantrų man šitep neišėjo, pas mane buvo surašyta, kur nakskėto, kur nukvelano ir aš žinau, man tada gerai verdavo. O kokius divonus audėt? Keliom nycėm mokėt, su keturnyciniu, šešenyciniu? Keturnycus, daugiausiai paskui tai šešenycai ir keturnycai. Nu, va, tas staltiesės, va, šitos rankšlos, sus penkenycius audėm. Tai senet teta atsimena, tokia Marytėgi buvo Lyna žiūrint šitoj Mortūnienė. Tai jį buvo įsiaudus, tai toj nuveipėsta net kaniukuose, parsinešė tų raštų, išaiškino, kad ant tų 5 nycų tai jau susvėrim, tai jaudė, jau rozumės audėm tas paklotės ant stalo, paskui aš dar rankšluočius atsimane. Įsiaudėm, tai va. O seniau moterys, taip draugiškai viena tarpusavį va kaimą, dar, sakykime, krokšlin bendravo, tos jau katros audžia. Ar būdavo, kad į vieną nuo kitos tai kokį raštų kavoja, kad neragėti jau tokių? Ne. Kavotus tai nebuvo ko. Draugiškai. Buvo tokia vasamsienė, antasa labai daug audė. Jauna vargšė numerį. Paskui Sereičikienė, ona labai buvo audėja. Bet kavotus tai nebuvo, ne, viena pas kitų, per pastarą. Nu tai dar visiek, dar dalį divonų, sakykime, išdovanojot, į dalį, kur išsiuntėt ar pardavėt. Bet tai visiek dar kaip ir namo liekci. Tai ar pakeisdavot ir ant laškų vienokius, kitokius divonus, ar jau kokiom tik tai progom? Pirma, kas sekmadienis, kasdien tai nekeitėm, ale kas sekmadienis susikloja naujus, pažiūrė labai smagu, jau kaip naujus įsiaudzu, tai o. Ale jums tai gerai, jūs pats ir susisiūdavot?
Visko aš pats pasidaryti. Tai susisiūti, kas jau išaustas susiūti. Juokas, tik reikia sutaikyti, kad nenušleivotai, kad nebūtų viena klėtka, tik kita tytai. O tai neįdavos, į sekmadienį jau vienos dar kaip jaunesnis, kad būdavo vienos pas kitas padabos kokiais divonais, tai persikloja. Tai eidavom, tada šitiek buvo jaunimėlių krokšliam. Ką man norėdavo, tai sakau, mes vienu savaitę gimėm 4, vienas vyras, mes 3, kaimynys ten. Ir aš ir dar bičiuosi tokia Renė ir dar tokias kažkitas vietas, tai sakau, o dar per visų rajonų 4 per mėnesį negavom stoti, tada vienu savaitę per 2 žingsnius. Kiek buvo vaikų. O daug buvo audėjų krokšlin? Buvo daug. Buvo. Kas sekmadienį šokai buvo, jaunimėlių buvo. Dar ateidavo, tai iš Lynežero, tai Karaviškis gyvenė toli, tai tie atrodo mažukas kaimas, bet kiek žmonių buvo. O dar ką paskaičiuoja tom pusėn, visa toj gatvė, šito liepto 16 namų, tai 2 žmonės liko. Tokias Povilas Gudašausko ir Titangalan, dar Nameri Bronikas Reičikas, tai jo sūnus grįžęs buvo jau da žiūrėti, jis Vilniuje irgi gyvena, bet išai prieš laikinėm pensijom, tai iš viso kaimo kiek liko žmonių, tai siaubas, aš ką pagalvoju, tai baisu. O būdavo, šitap, kad, sakykime, jaunystėn, pavyzdžiui, vienas kitam kokį divonų padovanoda, tai kokiu progu, ar tai kokia vardo diena, ar tai dar tepkas. Kaip aš žinau, divonų tai nedovanoju, rankšluosčius, taigi už tas pamergas važiuodavom, tai vis rankšluosčiai atstojo visur, tada kitokių dovanų nebuvo. O tai ir pamergėm po abrūsų ir dovanodavo per Veseilių? Taip. Tai ne jaunoji, bet jau pamergės jaunai dovanodavo. Ai, pamergės jaunai. Pamergės jaunai. O seniau, tai kokias drobės, atsimenat, kad ausdavo kaimankas ar andarokam tik kokių medžiagų? Taip, audė, bet aš tai dar mažiukai buvau, kad tuos andarokus ausdavo. Atsimenu, mano teta Lina, žinau, tadagi visas apsirengimas ir vyram, kelnis iš Milo ir tos gunčialais, ką vadzinu, nežinau, ką pasisvats. Jo, gunčialais. Na tai vagi viskas tik rankų darbo reikia ir tos savęs ir išsiverto į Vilną ir dar tik ir veždavo Eišiškėm privelts, tada jau siūdavo, tai vis tokie buvo apsirengimai, vargo žmoneliai, tai nedartis. O nestaikė seniau, pavyzdžiui, dažys siūlų? Su žolėm, tai su kokiom kvorbom? Ne, su žolėm tai nebedažų, tai buvo dažym. Dažės? Štanvarėnon tokia moteriškė buvo išpikuliavo tais dažais, tai kam reikėdavo, tai tie jau buvo paprastam atskiri, Vilnai atskiri dažai, bet gerai dažydavo, tai vagi ir visur dažysime visi dievo, kur kokie tai. O jūs pats ir dažėt irgi su tais dažais? Patys dažydavo. O kaip dažydavo, tai dar vis tiek ko tai dadėts reikėdavo in tų kvorbų? Tai rūgšties kokios impila dar, tai vandeninti tuos dažus karštan ir kaip Vilnonio, taigi nevirydavo, kaip paprastus tai net virydavo galais. O tai paskui vis tiek nuėjai kokį divonų nuaudžia, tai jis neapsidažo nieko jau? Nu, kad ne. Nu, tai žinote, jei su kokiais baltais dėtai, skalbtai rozum, tai gali ir nudažytalė, tai kad ir tepanai ir, kaip sakom, ir tai fabrišni visokį nudažo, kaip jei su baltais sudės ir karštan kokiam tai nudažęs. Tai. Būdavo, kaip katros vis audėjos sakydavo, kad būna taip, kad ateina kokius žmogus, va jau su negerų akių ir akių paboja, ir paskui nesekausia siūlai trūkinėja ir visą. Man tai taip nestaikė. Nebuvo girdėt, kad va tik kas apylinkė ar užkalbėti, stovosi kokių maldelą ir įsismilkit. Tai žinau, kad kaip seniau, taigi avės buvo, tai buvo tų tvartų alėjirukai, tai po lovo. Medzenės lovos buvo aukštos, tai ir kaip po lovo, tai bijodavo, kad nors kokia jau tik kokius buvo žmogus, kad jau tie ant tų ėrukų, ale mano tėvai tai labai nepaisė šito, jie šito tai nepripažino. O kisa tai jau labai bijo ir vaikai akių pabodavo, ir gyvuliai, ir visą dar tai niekas nieko nebuvo. O tada tai visų. Dar jau kičičiai, jau buvo kitų dalykų. Nesąmonė buvo. O kada pradėdavo tausti? Dausti pradėdavom visą, jau prieš kalėdas, ale daugiausiai kaip ilgesnės biskį dienos, jau po kalėdų kabima ilgiai dienos šviesesnės, tai jau tada, žinot, elektros tai nebuvo iš pradžių, su lempom žibalinėm.
Tai tų lempų paskabinė viršum stovų, tai kiekgi tai tipriausia dienos tos prindus. Tai, Visiegi tamsu. na, tai labai jau buvo nieka, po jau, kad atsirado elektra, tai jau nebėda. O tai pradėdavo taus po, nu jau aplink kalėdas, kiek po kalėdų, o jau Taip. kada baigdavot? O, tai kaip išeina apie Velykas. O nebūdavo, kad jį nuva jau iki darbų, va iki Velykų jau čia būtinai reikia baigti, bet jau bus sarmata, jei dar bus vasarų stovai. Likdavo ir stovėdavo, dar kits ir su valonu išneždavo ir kitiem metam likdavo nedausta, visą būdavo. Bet ant vasaros jau stovus išneždavo, nepalikdavo pirkio. Išneždavo stovus. Nu, tai žinau, tada šeimos tos pirkios nedidelis, tai va dar tos stovus tos visus metus laikysi, tai išneždavo, tų valonų sunysime apsukavinėje kokio pakloti ir išneša, padeda, kad... O nestaikė, kad nu va per šitus metus, kol audėt, kad būtų nu, atsiradęs kokis žmogus, tai kokia mergina, ar kas sakyt ateit ir va, teta išmokykit mane austi, aš irgi noriu. Ne. Nepapuolai. Ne, tai vienas nuo kitų pačios savo šeimose visur auti ir visos mokinos nuo savo. O kaip dar jums atrodo daug kas dar audžia, ar jau kad beveik niekas ne? Jau tik ką žinau, kad jau pas mus dar tai jau aš va jau šit neseniausia kaimana, dar yra senesnė 1,90, tai jau tokios audėjos. Apsiimtumėt va ausiai, kas stovus pareidzyt, o reikėtų tik tais užsisės? Nežinau, kad jau neatsimenu, gal jau neatsimenu tau, kas daryts. Tai jau galva visai netaka buvo. Nu tai gal dar mes ant pabaigos tada. Nu vis tiek dar yra atsiranda po biškį ir tų jaunesnių žmonių, kad jie mokina saus, kad jie pradėjo jaus. Tai gal ku norit palinkėti jau tiem audėjam, kad nepragaišt šitas visas darbas. Tai gerai būt, kad nepragaišt. Būt gerai. Norėtum, kad pratęst mūsų kadencijas. Kad nebūtum ne paskutiniai. Kad aust ir toliau. Nu tai ačiū visiems ir tokie linkėjimai iš Krokšlio. Tęskim audėjų kadencijų toliau. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatys mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Va mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, kad jie jau prisidėjo, ir labai kviečiam visus, kad jie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.